Vašingtone viešėjusius tūkstantmečio Odisėjos įgulos narius priėmė prestižinio National Geographic žurnalo vadovai. Jie ketina nuo spalio savo žurnalą pradėti leisti ir lietuvių kalba. Susidomėjęs projektu Ambersail, vienas iš žurnalo vadovų, neslėpdamas emocijų, sakė, kad pats asmeniškai pasirūpins, jog pirmajame National Geographic numeryje lietuvių kalba būtų aprašyta ir tūkstantmečio Odisėja. Tai Lietuvos kultūros pagerbimas, tai labai vaizdingas bandymas suvienyti pasaulio lietuvius, labai įspūdinga ir visai atitinka National Geographic koncepciją. Tai tikrai yra labai smagu, kad bus lietuvių kalba. Juolab, kad netgi pasiūlytas šansas mums pakliūti savo projektų ir kad pirmam numerį lietuviškam būtų apie Odisėją. O jachta šios savaitės viduryje prisišvartavusi vienoje iš New Yorko Manhattanų prieplaukų lankėsi Lietuvos ambasadoje Vašingtone, sovietmečiu buvusioje vienu aktyviausių lietuvybės sklaidos ir vietos lietuvių telkimo bei kultūros centru. Diplomatai su vietos lietuviais pasveikino aplink pasaulį plaukiančius tautiečius. Amerikos lietuviai šią kelionę lygina su Baltijos keliu. Tas momentas, kaip reiškia per tas 3 valstybės susijėmė rankomis, čia buvo nepaprastas stebuklas, bet čia yra toliau, reiškia čia dabar jau išplaukta į pasaulio vandenynus. Po New Yorko Ambersail 8-oji įgula dar aplankys Bostono lietuvius ir sustos Kanados Halifaxo mieste, o iš ten paskutinėmis balandžio dienomis pasuks atgal į Europą.